Kavinės, restoranai, barai, biuro patalpos ne tik darbo vieta, bet ir įmonės vizitinė kortelė. Čia ne tik ateiname pavalgyti, pailsėti, susitikti su draugais, bet ir sprendžiame svarbius klausimus, priimame sprendimus, susitinkame su verslo partneriais ir klientais. Jaukiai, ergonomiškai įrengtos verslo patalpos labai svarbu verslo sėkmei. Labai svarbus interjero akcentas yra baldai. Kaip tinkamai pasirinkti, į ką atkreipti dėmesį renkantis baldus, pasakoja verslų baldų gamybos specialistas, Top Sofa vadovas Laurynas Kerpė. Planuojant baldus visuomeninės paskirties įmonėm, kavinėm, restoranam, svarbiausia yra teisingai suplanuoti erdvę. Būtina teisingai suprojektuoti baldus, kad jie įgautų ergonomiškumą, kas yra labai svarbu. Norint išgauti gerą ilgaamžiškumą, būtina atsižvelgti į kokybiškas medžiagas bei jų paskirtį. Kokios pasitaikančios interjero įrengimo ir baldų projektavimo gamybos klaidos, kaip to išvengti, papasakokite apie klaidas, kokios gali būti skirtingos paskirties balduose – ofiso, pramogų klubo, restorano, kavinių, kaip to išvengti. Klaidų galėtumėme išvengti, jeigu įmonių savininkai tiesiog pasisamdytų architektus ir leistų jiems bendradarbiauti kartu su baldžiais ar statybininkais, nes tai yra labai svarbu, norint, kad atitiktų visi matmenys, kad būtų gera komanda. Taip pat yra labai svarbu pasirinkti teisingą stilių, nes jeigu maitinimo įstaiga pasirinks lounge stiliaus baldus, tada bus itin nepatogu ir nemalonu ten sėdėti. Naktiniams barams, kai pasirenka netinkamą stilių, tai lygiai taip pat žmogus negali atsisėdęs ilgai pasidėti ir jis yra priverstas keisti vietą. Į ką svarbu atkreipti dėmesį, planuojant baldus ir interjerus visuomeninės paskirties objektui? Naujų kavinių ir restoranų savininkai gavę vizualizaciją iš architektų kreipiasi į baldų gamintojus dėl pavyzdžių ir sąmatos sudarimo. Reikėtų kartu pateikti ir patalpų planą. Patarčiau jau patalpų projektavimo stadijoje bendradarbiauti su pasirinktų baldų gamintojų tam, kad būtų pasirinkti tinkami sprendimai, leidžiantys patogiai naudotis baldais lankytojui ir laisvai judėti erdvėje. Kavinių baldai yra gaminami iš fanieros, visiškai nenaudojant drožlių plokštės. Taip pat yra parenkamas kavinėms padidinto tankumo porolonas, kuris suteikia baldui ilgaamžiškumą. Dažnas užduodamas klausimas yra gobeleno pasirinkimas. Tai yra vienas iš svarbesnių aspektų. Būtina, kad gobelenas turėtų kuo didesnį martindeilo testą, kad jisai kuo ilgiau nešiotųsi. Lygiai taip pat svarbu yra atkreipti dėmesį į gobeleno spalvas, nes kuo šviesesnis yra gobelenas, tuo jisai greičiau išsitepa ir tada jau yra reikalinga remontas. Dažniausiai kavinėse ir baruose yra dedamos vienspalvis gobelenas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad siuvimo paslauga būtų atliekama toje pačioje įmonėje, nes yra labai nepatogu, kada siuvykla yra vienoj vietoj, o gamybos procesas įvyksta kitoj vietoj. Užsakovas vietoje gali vertinti visą gamybos procesą. Papasakokite, kokios stiliaus baldai rekomenduojami skirtingos paskirties objektams, kokie netinkami. Dažnai išgirstame klausimą apie stilistiką, kokius baldus geriau pasirinkti. Tada mes klausime kavinių savininkų, kad kokia bus paskirtis visos šitos kavinės. Ar tai bus maitinimo įstaiga, ar tai kokteilių baras, ar tai tiesiog valgykla, nes, sakykime, kiekvienam yra reikalingas atskiras stilius. Valgyklai būtų daugiau panaudota kėdžių, kad būtų pakankamai greitai galima lengvai praeiti pro šonus, pro tarpus. Kavinės pasirenka daugiau baldus, kurie būtų lengvai sumodeliuoti ir lengvai sustatyti. Kavinės renkasi šiuo metu lengvesnius baldus, nebededa tokių kaip po cokulių, kurie suteikia baldui sunkumą. Jie nori šiais laikais lengvumo iš baldo išgauti, kad jį būtų nesudėtinga pernešti iš vienos vietos į kitą vietą. Šiuolaikinės technologijos leidžia pagaminti įdomius išskirtinių formų, ilgaamžiškus, patogius baldus jaukiam interjerui. Ieškodami geriausio sprendimo, konsultuokitės, klauskite baldų gamintojo apie naudojamas medžiagas, jų patvarumą, priežiūrą ir garantinį laikotarpį.